Arnas Quiz rašo Kuazį, nežinau kaip tart, nors perskau nuryju į burną. Ir tu prieš tai, man atrodo, sakai ten. Biozipas, I know about this. Abdullahas Al-Qaida rašo, Sultan Ahmed su tavim susidaros čia todėl, kad negerbi Abdullah Azah ir jo grupuotės. Hrefmaf girdėjau tik. Nu, matai, girdėti mes irgi daug ką galim, bet žinai, kad tikėti ir skleisti tą gandą reikia turėti įrodymą. O sargiai... User disconnected from your channel. Žmonės nepateikti, kaip ir neužmėtina už nieką ar panašiai. Kadangi man šnekėti jau nusibodo, aš dar paskaitau keletą žinutę ir tiesiog atsijungsiu. Ir šitas eteris, kaip sakiau, buvo klaida, bet aš jo metu ir supratau, kad dieną į eterį ateit yra žymiai naudingiau, nes mes galime šnekėti, jeigu būčiau ant savo normalaus kompo, būtų galima buvę žaisti žaidimus, nu, žodžiu, viską kaip visą laiką, bet kadangi ant šito kompo aš galiu tik tai šnekėti, net ir šneku kartais ten frakt visai ten traška, tai bet žodžiu supratau, kad reikia eiti į eterį dieną, nes tai yra žymiai efektyviau ir normaliai. User disconnected from your channel. Tau keletą žinučių rašykit ir aš skrendu. O, ir klausomumas mažė, tai tuo labiau tada skrisiu. Bus vakarė ir šiandien? Ne. Tave atjungs? Ne. User joined your channel. Riauga. Aš nemoku riaugėt, nu, ta prasme, pats. Aš tą nemoku pats padaryk tai. Jung eterį laukan, gangsta Lukas. Ne, vien kad tu tai pasakai, aš susirasiu tavo IP adresą ir dabar tave užbaninsiu, kad tu kaip Karolis Krišmantas negalėtum klausyti mūsų radijo daugiau niekada. Biozip tuoj grįšiu, tai gali ir negrįžti, nes manęs tai nebus. Kada eteris vėl bus? Kaip sakiau, eteris bus arba rytoj naktį, arba pirmadienį naktį, tai yra pirmadienį 23 valandą. Aš nežinau, kada jis bus, bet tiesiog sekite naujienas, arba